Ok, labai greitą video susuksim. Tai šita long zona buvo dar galiojanti nuo šitos, kur mano buvo pagrindinis longas. Aš praeituose video minėjau, kad jinai yra vis dar galiojanti ir, kaip matom, jinai yra štai čia pažymėta ir gavom puikų, gražų bounce. Iš tikrųjų galėjau biški riebiau užeiti, bet, nu, yra kaip yra. Man tai tinka. Ir pažiūrėsim dabar, ar mes galim susirinkti visą šitą, bam, ar čia rasiu aš dabar, jo. Ar visą galėsim susirinkti šitą liquidity curve, ar ne? Ar struktūra mums parodys tiesiog paprastą rejection, ar ne? Nes kol kas mes treidinam realiai vieną didelį range, todėl ekstremalios zonos labai puikiai veikia. Tai mes galim vėl link range high ir range low. Aš jau buvau minėjęs savo grupėje, kad tikriausiai mes po visos šitos didelės likvidacijos korekcijos mes turėsim gerą mėnesį, du tiesiog reinžinimą. Tai apie tai vat būtent ir kalbu. Ir pagrindė kalbėjau apie bitkoiną, kad mes turėsim tarp 120 ir 107. Faktas, kad tas diapazonas jis gali kisti, bet principė, nu, dažniausiai tai būna. Kad yra treidinamas va toks va didelis tiesiog range'as. Tai yra paprasta labai treidinti. Taip pat visos kitos zonos vis dar yra galiojančios ir priminimas, kad paskutinė spalio diena viskas. Jeigu norit prie mūsų prisijungti su 66% nuolaida, būtinai tai padarykit. Telegrame Oskaras Trading yra visas Discord nuorodos, kur matysit ir atsiliepimus, rezultatus mūsų narių. Tai tenai bus labai daug info ir padės jums apsispręsti, ar norit prie mūsų prisijungti, ar ne. O daugiau viskas. Man dideli kraustimais yra porą dienų dar pabūsiu vienam viešbutį, tada skrisiu į Barceloną, porą dienų Barcelonai, tada iš Barcelonos į Dubajų, tai žiauri daug kraustimasi ir aš nežinau, ar sugebėsiu nufilmuoti kažkokį video, galbūt kažkokių vaizdų labiau paduosiu, bet kokiu atveju gali būti, kad iš manęs 4-5 dienos tylos arba gražių vaizdų ir tada jau Dubajai vėl aktyviai pradėsim filmuoti techninės analizės video. Jeigu nenorit nieko praleisti, tai prašau prisijunkit prie Discordo tiek mokamai, tiek nemokamai. Užmetam liuksą ir greitų metu jau susimatysim iš šiltesnių kraštų.